Kiekvienais metais Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Lietuvos bibliotekos džiugina mus daugybę kultūrinių renginių, susitikimai su rašytojais, spalvingomis parodomis. Lietuvos technikos biblioteka, švenčianti 55 metų jubiliejų, šiais metais taip pat paruošė savo lankytojams daugybę įdomių renginių. Daug dėmesio sulaukė ekskursija po Lietuvos technikos biblioteką, į kurią lankytojus kvietė Evaldas Purlius, buvusio jėzuitų noviciato restauravimo ir pritaikymo bibliotekai projekto vyriausiasis architektas. Lietuvos technikos biblioteka siūlo galimybę ne tik pasinerti į knygų skaitymą ar interneto platybės, bet ir aplankyti ne vieną dėmesio vertą parodą. Nacionalinės bibliotekų savaitės metu lankytojai galėjo pamatyti parodą skirtą pasauliniai intelektinės nuosavybės dienai Lietuva pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos narė 1992–2012 metai bei Lietuvos centrinio valstybinio archyvo fotografijų parodą Už kadro kino virtuvė. Kaip teigia technikos bibliotekos direktorius Kazys Mackevičius, tai pagrindinė viešojo naudojimo biblioteka, aptarnaujanti šalies pramonės, verslo atstovus, individualius skaitytojus bei organizacijas, vykdanti patentinės informacijos sklaidą visuomenėje. Biblioteka aktyviai dalyvauja pramonės paveldo išsaugojimo veikloje, rengia retrospektyvios bibliografijos rodiklės Lietuvos ūkio ekonomika, pramonės paveldo objektai. Jau 15 metų rengia tęstinį teminį parodų ciklą. Technikos paveldas Lietuvoje organizuoja šios srities leidinių pristatymus, dalyvauja su tom susijusiuose projektuose. Bibliotekos informacinės vartotojų tikslinės grupės taip pat iš esmės skiriasi nuo akademinių ar viešųjų bibliotekos skaitytojų pagrindinių grupių. Mūsų skaitytojai įvairių ūkio ir mokslo sričių specialistai bei organizacijos, daugiausia smulkaus ir vidutinio verslo, įmonės pagal suderintą tematiką, aprūpinamas atrankinė informacija, aptarnaujame apie 1000 kolektyvinių informacijos vartotojų, tarp jų individualios įmonės, uždaros akcijos bendrovės, valstybės sektoriaus įmonės taip pat mes aptarnaujame. Profesiniu požiūriu daugumą informacijos vartotojai sudaro inžinieriai, ekonomistai, architektai, dizaineriai, statybininkai, vadybininkai, informatikai ir taip toliau. Biblioteka nuolat vykdo vartotojų apklausas, siekdama nustatyti informacinių poreikių kaitą ir operatyviai koreguoti komplektavimo planus bei paslaugų pasiūlą. LTB pasitikdama 55 metų sukaktį lieka atvira visuomeniai, skaitytojams ir savo partneriams. Taip pat aš norėčiau pasveikinti mielus skaitytojus, darbuotojus su šia mūsų gražia sukaktimi. 5TV laidos knygų apžvalga kūrybinė grupė taip pat prisideda prie daugybės sveikinimų jubiliejaus proga ir kviečia visus užsukti į Lietuvos technikos biblioteką, paskaityti čia saugomų leidinių, panaršyti internetą, pasigrožėti architektūriniu ansambliu ar tiesiog aplankyti parodą.